vaikų sveikata yra ypatingai svarbi. Kas yra numatyta, kad stiprintų vaikų sveikatą Lietuvoje? Ja. Vėlgi, problemų yra daug ir mes apie jas atvirai kalbame. Na, skaudu, kad jaunimas kartais per anksti pradeda alkoholį vartoti, į besaiko naudoja, kad mažėja vaikų fizinis aktyvumas mokyklose ir todėl nemaža dalis jaunuolių skundžiasi lygomis tokiam amžiuje, kai normaliai to neturėtų būti. Bet yra jau ir šiandien pasiekimų. Manau, kad visiems Lietuvos gyventojams džiugu tai, kad vis tik tai pasikeitė demografinė tendencija. Jeigu prieš 10-15 metų vis mažiau ir mažiau vaikų gimdavo, tai šiemet yra 3 metai iš eilės, kai kūdikių yra daugiau Lietuvoje. Ir būtent viena iš krypčių, kuri reikšminga Lietuvai, yra tai, kad numatoma artimiausių laikotarpių, tai yra ir mūsų Socialdemokratų partijos programoje, kuri ką tik tai buvo priimta, numatyta, renovuoti absoliučiai visus akušerijos skyrius Lietuvoje, kad motinos bet kurioje krašto dalyje, nesvarbu ar tai sostinė, ar tai regiono centras, gautų kvalifikuotą saugią pagalbą. Tai vienas žingsnių. Kitas, daug dirbama siekiant sustiprinti sveikatos kultūros puoselėjimą. Ir tai bendras darbas su švietimo ministerija, įtraukiant į mokymo programas sveikatos švietimo dalykus, taip pat dirbant su tam tikromis socialinės rizikos grupėmis, tai yra tom šeimom, kuriom sunkiau sekasi savo problemas spręsti ir vaikų problemas. Tai turbūt generalinės darbo kryptis, o taip pat, aišku, yra ir kitų dalykų. Vėlgi, kai mes kalbam, pavyzdžiui, apie tą patį traumatizmo mažinimą keliuose, tai žymia dalimi tai yra ir vaiko sveikatos apsauga, nes šiandien nemaža dalis sužeistųjų ar žuvusių keliuose yra būtent vaikai. Tai vėlgi tai yra bendras darbas su susisiekimo ministerija, bendras darbas su policijos atstovais. Tikslas yra vienas, kad mūsų vaikai būtų kiek galima saugesni, kiek galima sveigesni, kad turėtumėm gražesnę ir gausesnę būsimąją kartą.